Ieškote naujo termovizoriaus? Optixpo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį. Knockpix išimteriai. Išskirtinai medžiotojams skirtas termovizorius Vista su tolimačiu integruotu į objektyvą. Aukštos raiškos, itin jautrus šiluminis vaizdas. Iki 11 valandų darbo su 2 akumuliatoriais. Knockpix. Premium linija medžiotojams išimteriai. Sveiki Tauro Rago laidos žiūrovai. Metų laiko ratas sukasi greitai. Netaip senai Tauro Rago laidoje sveikiname visus su prasidedančiu medžioklių varant sezoną. Deja, jau dabar galime aptarti šį sezoną, padaryti savo pastebėjimus ir įžvalgas, kadangi mūsų kūrybinė grupė lankėsi nemažai kartų įvairiose Lietuvos vietose, Vidurio, Žemaitijos Lietuvoje, medžiotojų būreliuose ir klubuose. Nuoširdžiai norime padėkoti medžiotojų klubams, būreliams, kurie mielai mus priėmė ir mes tapome šių medžioklių dalimi. Dėkojame medžiotojų klubų būrelių vadovams, medžiotojų žvejų draugijų skyriams už priėmimą, nuoširdų bendravimą, patirties ir medžioklės kultūros pasidalinimo. Maloniai nuteikė dalyvavimas Pivesos ir Kriklinių medžiotojų klubų organizuotoje medžioklėje, kurie dalyvavo 255 medžiotojai. Tai iš tikro manau, kad įspūdingas skaičius medžiotojų ir įdomus renginys visiems šioje medžioklėje dalyvavusiems medžiotojams. Ne tik medžiotojams. Šioje medžioklėje dalyvavo ir dalis žmonių, kurie domisi medžioklės kultūrą, tradicijomis. Džiugu, kad ta medžioklė įvyko sklandi ir tikrai tai buvo geras pavyzdys, kad esant ir dideliam organizaciniam pajėgumams galima suburti į vieną vietą daug medžiotojų ir turėti taisyklingą, kultūringą, etišką ir saugią medžioklę. Tad šioje laidoje plačiau pakalbėsime apie medžioklę varantį. Varyti ar nevaryti? Šis medžioklės būdas be abejo yra tikrai net keliavęs į sovietmečio, nes jeigu kalbėti apie žmonijos istoriją, apie medžioklę, mes galime pasakyti, kad mes jau tai turėjome akmens amžiuje ir turbūt pirma medžioklė nebuvo apibrėžta jokiais teisės aktais. Tiesiog tai buvo išgyvenimo klausimas ir mūsų žmonių bendruomenė būrėsi į bendrą veiklą, kad pasiektų rezultatą, tai yra sumedžiotų gyvūną ir galėtų turėti maisto. Istoriniai etapai vystėsi skirtingai, ir viduramžiais buvo medžiojama, ir vėlesniais šimtmečiais, tarpukarį mes irgi turėjome tokių medžioklių tradicijas, pokaryje suformuotos medžioklės varant tradicijos, galima sakyti, kad nemaža dalimi yra išlikusios iki šių dienų. Pavarčiau knygas, medžioklės vadovėlius, taisyklės, 1957 medžioklės vadovo leidinyje yra aprašytos ir pasiruošimas ir tvarka, kaip organizuojamos medžioklės varant. Įdomu, kad bendrosios nuostatos dėl medžioklės reikalavimų ir saugumo yra išlikusios iki šių dienų daugmaž tos pačios ir nepakitusios. Bet yra ir įdomybių. Medžioklėje varant buvo nustatyta tokia ir taisyklė, kad šioje medžioklėje gali dalyvauti nedaugiau kaip 15 medžiotojų ir 20 varovų. Paaiškinimas buvo labai įdomus, kad išvengtų bereikalingų nesusipratimų, ginčų ir geros nuotaikos drumstimo. Medžiotojai turėjo organizuotai registruotis prieš savaitę medžiotojų valdybose ir tada atvykę į medžioklės vietą galėjo dalyvauti medžioklėje. Kitame leidinyje teko skaityti, kad tai kėlė tam tikrų nepatogumų ir konfliktų, kadangi šitas medžioklės ateidavo ne tik atvykę medžiotojai iš miestų, bet ir vietos, kaimų ar miestelių gyventojai, ir tada buvo viršijamas medžiotojų skaičius. Po to ši tvarka buvo panaikinta. Taip pat buvo nustatytas reikalavimas medžioklės. Medžioklę galima organizuoti toje pačioje miško vietovėje ne daugiau kaip 2 kartus per medžioklės sezoną ir vienos medžioklės medžiojamasis plotas turėjo būti nuo 6 iki 800 hektarų. Dažnas savaitgalis mūsų kūrybinės grupės prasidėdavo anksčiau neįprasta kitiems medžiotojams. Į medžioklės išvykdome ir 4 ir 5 valandą ryto, kad pasiektume medžioklės vietą. Kadangi lankėmės įvairiuose draugijos skyriuose, skirtingose valdybėse, skirtingose klubuose ir būreliuose. Todėl galime padaryti apibendrintą ir suformuotą
mūsų nuomonę apie šias medžioklės, kuriuose lankėme šį sezoną. Įdomi tendencija tokia, kad kai kurie klubai ir būreliai laikosi nuostatos, kad medžioklę varant organizuojama kiekvieną savaitgalį. Kai kuriuose klubuose ne tik kad kiekvieną savaitgalį, bet ir abi savaitgalių dienas. Dar priminsiu įdomų istorinį faktą, kad mano minėtų laikų po 1957 ir vėlesniais dešimtmečiais medžioklės būdavo organizuojamas tik sekmadieniais. Šiuo metu taisyklės nereglamentuoja medžioklės savaitės dienų, bet tradiciškai dažniausiai yra medžiojama savaitgalių dienomis. Tos medžioklės kai kuriuose klubuose, kaip ir minėjau, vyksta kiekvieną savaitgalio, vieną ar dvi dienas. Kai kurie medžioklės klubai būreliai laikosi praktikos, kad medžioja kas antrą savaitgalį. Kai kurie klubai būreliai medžioja vieną kartą į kalendorinį mėnesį medžioklės varant sezono metu ir, tarkim, yra klubų ir būrelių, kurie daro vieną medžioklę arba iš vis neorganizuoja šitokių medžioklių varant. Pamąstymai ir paaiškinimai visų yra labai skirtingi. Vieni laikosi, kad žvėrių vaikymas gali įtakoti žvėrių buveinių pasirinkimą ir medžiojamuose plotuose gali sumažėti medžiojamos faunos. Kai kurie būreliai ir klubai savo medžioklės plotuose turi tam tikrą medžiojamų plotų dalį, pavadinkim jos kaip draustinių teritoriją, kurioje jie medžioklių varant neorganizuoja. Šiuose medžioklėse, kas yra labai svarbu, tai organizaciniai medžioklės ir pasiruošimo klausimai. Dalis klubų ir būrelių medžioja tiesiog pagal principą pasiseks, kaip pasiseks. Dalis klubų būrelių į tai žiūri kur kas atsakingiau ir tinkamai ruošiasi šitoms medžioklėms. Labai svarbus vaidmuo šiuose medžioklėse yra medžioklės vadovo. Maždaug prieš 2 dešimtmečius vienoje Tauro rago laidoje vienas medžioklės vadovas yra labai pasakęs taiklius žodžius kolektyvui prieš medžiotojų rikiuotę. Sako, manęs galite nemylėti, galite negerbti, bet klausyti privalote. Todėl medžioklės vadovo vaidmuo yra labai svarbus. Pasirengiant medžioklį, planuojant medžioklę, organizuojant medžioklės eigą. Ir džiugu, kad tose medžioklėse, kurie yra viskas sklandžiai pasirinkta ir sudėliota, tai iš tikro trumpina laiką, nebereikia atskirų medžioklės pasirengimų. Dar vienas labai svarbus dalykas yra tai komunikacija medžioklės metu. Džiugu, kad nemaža dalis mūsų aplankytų klubų ir būrelių naudoja ryšio priemonės. Mūsų matytų atveju tai yra radijo stotelės, kuriomis apsirūpina bemaž kiekvienas medžioklės dalyvis ir tada yra puikia komunikacinė galimybė turėti visą informaciją apie medžioklės eigą. Svarbus dar vienas momentas yra, kad medžioklėje svarbu turėti vieną aspektą. Tai yra tinkama medžioklės varimo ir pabaigos pradžios signalą, nes kartais būna pranešimas, kad signalas bus, tačiau ne visi medžioklės dalyviai girdi. Labai puiku, kad medžioklėse, keliant medžioklės kultūrą ir etiką, dalyvauja medžiotojas mokantis naudotis medžioklės ragu. Šiuo metu medžioklėse varant dažniausiai yra medžiojami elniniai žvėrys ir pastebėjome ir nesenai su vienu medžiotojų kolega aptarėme, kad medžioklės sezonų metui prasidėjus medžiojamieji žvėrys elgiasi vienaip ir į sezono pabaigą, jeigu medžioklės vykdomos 1, 2, 3 kartą tose medžioklės vietose, netgi medžiojamų žvėrių elgsena pasikeičia, jie pasidaro jautresni, greičiau sureaguoja į medžiotojų atvykimą, automobilių durelių trankimą, tai labai yra svarbu ir disciplina, kada medžiotojai laikosi sutartinės tylos, tvarkos, užimdami medžioklės pozicijos. Klausimas išlieka, kaip sėkmingai yra sumedžiojami gyvūnai. Deja, jeigu kalbėti apie medžioklės rezultatus, vienaip ar kitaip tikrai negalima pasakyti, kad tokiose medžioklėse 10 šūvių 10 pataikymų. Į judantį taikinį yra sunkiau pataikyti ir manau, kad kiekvieno klubo medžiotojų būrelio turėtų būti iškeltas uždavinys, kad medžiotojai turėtų tobulinti savo šaudymo įgūdžius, ypač judančius taikinius. Puikiai dar supraskime vieną, kad medžioklės produkcija iš medžioklių varant yra šiek tiek prastesnės kokybės, negu mes medžiotume medžioklėse sėlinant ar tykojant. Nes kuo staigesnė gyvūno mirtis, jeigu gyvūnas yra nevaikomas ir neišsiskiria jo organizmo adrenalinas, tokia mėsa yra kokybiškesnė. Dar vienas medžioklės reglamentai leidžia sumedžiotą elninį žvėrį išdoroti vidaus organus vietoje. Tai manau, kad tuose klubuose ir būreliuose, kurie šita praktika taikoma, tai yra pažangos dalykas.
nes kai kurie medžiotojų klubai ir būreliai žvėris doroja tik pasibaigus medžioklei, tačiau jeigu laikytis vėlgi tinkamo žvėrienos paruošimo, sumedžiojus gyvūną vasaros metu rekomendacija yra jį išdoroti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 valandą, o žiemos laikė irgi nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 valandas. Vienas iš svarbių dar momentų medžioklėse varant, tai yra medžioklinių šunų dalyvavimas medžioklėse. Pastebėjom, kad tose medžioklėse, kuriuose yra dalyvaujama su medžiokliniais šunimis ir jų vedliais, šitos medžioklės būna kur kas sėkmingesnės. Reikia pastebėti, kad nemaža dalis Lietuvos miškų yra atsodinti, juose vyrauja jaunolynai, jaunolyniuose varovams tiesiog yra sudėtinga išvaryti medžiojamosius žvėris, o šunys, mūsų keturkojai pagalbininkai, tai padaro tą puikiai. Ir jie labai praverčia sužeistų žvėrių paieškoje. Vienas labai svarbus momentas iš medžioklių varant, kadangi į šitas medžioklės jau susirenka gausesnis būrys medžiotojų, tai yra medžioklės kultūra ir etika. Mes susirenkame ne tik medžioti, mes susirenkame pabendrauti, apsikeisti nuomonėmis, paieškoti bendrų sprendimų. Medžioklės puoselėjame ir džiugu, kad tikrai didžiąja dalimi medžiotojų klubai ir būreliai laikosi ne tik medžioklės taisyklių, bet ir nerašytų medžioklės etikos taisyklių. Tai yra tinkamai pagerbę sumedžiotus žvėris, medžioklės dalyvius, šmaikščiai, nešmaikščiai, bet yra pagerbiami tiek medžioklės karalius ar vienaip ar kitaip medžiokliai pasižymėję medžiotojai. Mes žinome, ką reiškia simbolizuojantis dalykai šmaikščiausias medžiotojas, gamtos sergėtojas ir taip toliau. Tai tas mūsų subkultūroje puikiai suprantama. Džiugu, kad pagerbiant žvėris mes laikomės ir nustatytų tiek Europoje, tiek Lietuvoje taisyklių. Ir mūsų vizitas į Čekiją dar parodė vieną aspektą, kad Čekijos medžiotojai labai laikosi griežtos taisyklės ir mes tą bandėme perteikti mūsų kolegoms, pas kuriuos svečiavomės Lietuvoje. Tai yra, kad jeigu yra jau įrengiamas Guberto kapas, tai yra teritorija aptveriama glišakių šakelėmis, griežtai draudžiama peržengti šitą juostą. Jeigu mes norime patekti į vidų, paguldyti gerbtiną žvėrį ar iš ten išnešti pagerbtą sumedžiotą gyvūną, turėtume praskleisti, atrinkti šitas šakeles ir iš šitos teritorijos išnešti šitos gyvūnus. Dėl medžiotojo sumedžiojusio gyvūno pagerbimo. Pas mus laikomasi nuostatos ir tai yra tradicija, kad sumedžiojusiam medžiotojui yra įteikiama eglės šakelė. Kaip jinai turėtų būti įteikiama ir ją kas turėtų įteikti. Tai šią šakelę medžiotojui sumedžiojusiam žvėrį įteikia medžioklės vadovas. Ne šalia stovintis kolega, ne kažkuris kitas medžioklės partneris, bet tai yra medžioklės vadovo pareiga ir teisė šitą medžiotojui įteikti šakelę. Kaip yra įteikiama šita šakelė? Vėlgi, jinai yra ne tik nulaužiama, jinai turėtų būti nupjaunama ir paduodama netiesiai į rankas ar kišamos skrybėlės, bet dedama ant peilio ašmenų, be abejo, saugiai ar ant skrybėlės ir įteikiama medžioklės sumedžioto gyvūno autoriui. Smagu, kad atsiranda nauja tradicija organizuoti medžioklės, į kurias yra sukviečiami ne tik medžiotojai, ne tik kolegos, nors tos medžioklės yra organizuojamos, kurias organizuoja medžiotojų draugijos, medžiotojų žvejų draugijos jau ne vieną dešimtmetį, suburdamos visų medžiotojų klubų būrelio atstovus, kai kurie traktuoja šitų medžioklių pavadinimą kaip parodomųjų, tačiau aš laikyčiausi nuostatos, kad tai yra ne parodomoji, šventinė medžioklė. Jeigu mes organizuotumėm parodomąją medžioklę, tada turėtume aptarinėti, pristatyti medžioklės taisyklių momentus, medžioklės principus, kalbėti apie medžioklės etiką ir taip šviesti medžioklės bendruomenę. Šiuo atveju mes turbūt labiau susirenkame pabendrauti, pasilabinti vieni su kitais, pasidalinti įspūdžiais ir prisiminimais apie medžioklę. Iš šitų medžioklių kultūrinių dalykų džiugu, kad vystosi vienas įdomus tendencingas dalykas, kad medžiotojų klubai būreliai ar susivienyje klubai būreliai organizuodami bendras medžioklės, į šias medžioklės kviečia ne tik medžiotojus, bet kviečia šeimos narius, kviečia savo medžioklės plotų teritorijoje esančius žemių savininkus, miškų žemių savininkus, ūkininkus, bendruomenės atstovus, taip parodami deramą pagarbą šių žemių miškų savininkams, pabendraudami, apsikeisdami nuomonės ir tikrai rasdami bendrus sprendimus ir sutarimus. Ir džiugu, kad tikrai priešpriešų šitokiuose klubuose ir būreliuose aš tikiu, kad kur kas yra mažiau negu kitose vietose, kur
kartais kyla konfliktai tarp miškų žemių savininkų ir medžiotojų klubų būrelių. Linkiu tokią tradiciją ir tokią įgyvendinamąją praktiką naudoti ir kitiems klubams ir būreliams. Organizuoti tokias šventinės medžioklės suburiančias vietos bendruomenės atstovus. Tad paminėjus tam tikrus momentus reikėtų padaryti ir tą apibendrimą. Tai medžioti medžioklėje varant ar nemedžioti. Aš manau, kad tikrai taip, tačiau šita medžioklė turi būti tinkamai organizuojama, tinkamai jai pasiruošima, kad tai būtų didesnėje dalimi medžiotojams šventė, o ne tik išėjimas ir tiesiog bandymas kažką tai sumedžioti. Gerai organizuota medžioklė dažnu atveju ne tik tais gerą ūpą ir gerą nuotaiką atneša, bet ir geidžiamą medžioklės laimikį. Ir be abejo, kad reikėtų atsakingai pasižiūrėti į medžioklės organizavimo tose pačiuose medžioklės plotų vienetuose. Jeigu yra medžiotojų klubų teritorija nėra didelė, kiekvieną savaitgalį, nemanau, kad yra tikslinga ir naudinga patiems plotų savininkams dažnas medžioklės organizuoti. Tačiau tos medžioklės labiau būna šventinės, organizuojamos tegul rečiau, bet tinkamai jom pasiruošiant. Tauro rago laida tai medžiotojų eteris žiūrovams, tiems, kurie susiję ir nesusiję su medžioklė. Ir mes kartais gauname paklausimų ir pasiteiravimų apie tam tikrus teisės aktų įgyvendinamus reikalavimus. Patys susidūrėme lankydamėsi medžioklės reikmenų parduotuvėse ir buvo besikreipiančių medžiotojų dėl elektroninio leidimo nešioti ir turėti šaunamosius ginklus. Tai reiktų padaryti visiems kolegoms medžiotojams pastebėjimą. Jeigu jums yra išduotas elektroninis leidimas nešioti ir turėti medžioklinius ginklus, ir aiškinamoji dalis yra ta, kad jūsų asmens dokumentų atėję į medžioklės reikmenų parduotuvę galite įsigyti tiek ginklus, tiek šaudmenis. Tačiau, kas yra reikalinga ir privaloma, ir to kai kurie medžiotojai nežino, jūs turite žinoti ir turėti su savimi ne tik asmens dokumentą, įrodantį tapatybę, bet ir žinoti jūsų elektroninio leidimo numerį. Todėl, kad pagal šito leidimo numerį jūs busite identifikuojami sistemoje. Kitu atveju medžioklės prekių ar reikmenų pardavėjai negalės identifikuoti jūsų leidimo numerį. Dar vienas teisės aktų pakeitimas aktualus Lietuvos medžiotojams. Šiuo metu pagal galiojančius teisės aktus nebereikalinga saugaus elgesio žyma jūsų medžioklės biliete. Ir klausimas užduotas mums medžiotojų, kągi man toliau daryti, tai norime pasakyti, kad pagal galiojančius teisės aktus saugaus elgesio reikalavimų žyma nebereikalinga ir jūs galite drąsiai medžioti pasibaigus šitam saugaus elgesio įrašų jūsų medžiotojo biliete. Taip pat išlieka tik tais rekomendacinio pobūdžio reikalavimas dėl saugaus elgesio reikalavimo. Ieškote naujo termovizoriaus? opticspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį. Knockpicks iš Inferiai. Išskirtinai medžiotojams sukurtas termovizinis taikiklis ACE. Optinis artinimas išlaiko aukštą termovizinę raišką su tolimačiu integruotu į objektyvą. Knockpicks. Premium linija medžiotojams iš Inferiai. Ieškote naujo termovizoriaus? opticspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį. Pastaruoju metu tikrai nerimą kelia turbūt ne tik mums kaip medžiotojų organizacijai ir vadovybei, bet ir patiems medžiotojams šalyje. Tai nelaimingų nutikimų atvejai, kurie yra išaugę, jeigu taip galima įvardinti. Nuo 2010 metų tenka analizuoti nelaimingų atvejų skaičių, tai jų būna nuo 0, 1 iki 2, 3. 2024 metais jie yra netgi 5 jau. Verčia kažkokias išvadas daryti, vis dėlto visi atvejai netgi yra skirtingi, nėra pasikartojantis, tai yra nesaugus elgesys su ginklu, ginklo įgūdžių neteisingas panaudojimas, toliau medžioklės taisyklių neišlaikymas, tai yra kampų, ginklo laikymo, neteisingo transportavimo pasiekmė vienas atvejis toks yra. Ir šie 5 2024 metų atvejai verčia daryti išvadas. Tai vis dėlto medžiotojų bendruomenė yra apie 30 000, kad ir kaip būtumėm vieni įgūdę, drausmingi, gal kiti mažiau įgūdę. Yra žmonių, kur daro laiko tarpą tarp medžioklių ir kažkiek metų nemedžioja, iki to sugrįžta. Bet
Saugus elgesys su ginklu yra pagrindas, nes tai yra papildomas grėsmės šaltinis būtent. Tai yra ir medžioklės dalyvių medžiotojų, ir medžioklės varovų, ir aplinkinių gyventojų saugumas, ir medžioklės pagalbininkų šunų. Tai vis dėlto mes turime galvoti apie tą saugumą, užsiklinti medžioklės vadovai turi, būrelių pirmininkai. Žinote, saugus elgesio egzaminas daug čia diskusijų kelia, lyg tai pagal teisinį reguliavimą, pagal taisyklės nėra privalom, bet tai tik tai yra kontrolės inspekcinis klausimas, kada nėra privaloma medžioti turint 3 metų saugaus elgesio žymą, reiškia, medžiotojų biliete, tačiau medžioklės įstatymai pačiame aukščiausiame teisės akte, tai yra išlikę, kad medžiotojus vieniančius atstovaujančius organizacijos organizuoja savo narių saugaus elgesio žinių patikrinimą. Ir supraskime, kad šitie patikrinimai, tiek teorinė dalis, tiek labai svarbi praktinė, yra pati reikalinga mum, patiem medžiotojam. Patirinėkime ir tautinių šalių patirtį, tai ne tai, kad pas mus anksčiau buvo 5 metai, dabar 3 buvo iki šiol. Kitose šalyse yra, ypač Skandinavijoje, kasmet tas daroma. Ir vis dėlto tai yra įgūdžių atnaujinimas medžiojant gyvūną, ne medžioklėje mes turime treniruotis, saugumo aspektas, saugumo prieš save ir prieš kolegas, nes noriu pagrįžti vėl prie tų detalių atvejų. Tai vienas iš jų yra, kad pats asmuo susižalojo, kaip žinote, ginklas, taigi ilgasis graižtvinis ginklas, taip ir jis ir vadinasi, yra atitinkamo ilgio, kur savo tikrai sunku susižeisti. Tiesiog mūsų žiniomis buvo pastatyta ant stovas griuvo, matyt, saugiklis nebuvo nuimtas, žmogus medžiojantis norėjo sulaikyti tą ginklą, paėmė už vamzdžio galo, reiškia, taip savo nusitraukė pirštus. Kitas atvejis yra transportavimo, kada kolegos vyko į medžioklę, automobilio bagažinėje buvo ginklas nukreiptas į priekį, taip vadinamame pikapė, reiškia, iš papraitos medžioklės galimai nebuvo išimtas šovinys iš lizdo ir prieš tykojimo medžioklę įmant ginklą iš dėklo buvo paleistas šūvis, atsitiktinis šūvis, kuris per kėbulą automobilio perskrodė sėdynę ir dėkui Dievui sėdynę tą šūvį sulaikė kažkiek ir asmuo nukentėjo tik tiek, kad reikėjo gydytis ambulatoriškai. Toliau sėlinant yra atvejis, kada kolegos 2 sėlino ir vienas susimetęs per petį, irgi matyt nuleistuko klausimas, per anksti buvo jis nuimtas, irgi kažkur tai kipšelios, neaiškiam aplinkybėm buvo iššauta ir žmogui per petį. Paskutinis atvejis tai vėl kito stiliaus, varant kada vyko ir linijoje, reiškia, kolega medžiojantis sužeidė kolegą, tai panašu taip vyksta ikiteisminis tyrimas, kol nėra ikiteisminio tyrimo išvados negalim viešinti, bet tikėtina buvo vėl neišlaikytas saugaus elgesio kampai ir kas yra kaip tėvė mūsų taisyklėse. Tai vis dėlto tas verčia susimastyti ir daryti tam tikras išvadas ir mes galbūt kaip organizacija tą darome, bet lengviausiai tą daryti savo kolektyvuose, padaryti kažkokius žinių patikrinimo testus, galbūt edukacinius šviečiamuosius, galbūt seminarus, kas yra taisyklėse, kas yra pagrindas, atnaujinti pravartu prieš sezoną aktyvųjį, į šaudyklą nuvažiuoti, tai pasidaryti tuo pačiu ir renginį kolektyvui ir tuo pačiu saugos elgesio žinių reiškia patikrinimą. Nes bent jau viena gyvybė ir aš noriu belsti į medį ir kad tie 5 nelaimingi atsitikimai netapo mirtinais ar vienas iš jų ir čia yra posakis neduok Dieve, kad taip neatsitiktų, bet kad taip neatsitiktų mes turime tęsti prevenciją, tą daryti, kad išvengti. Nes bent viena gyvybė, bent viena sveikata jau yra brangi. Ir jeigu mes kažką galime dėl to padaryti, tai darykime šiandien. Nes 5 atvejai per metus tikrai yra skaudžios pasiekmės. Atsiminkime, kad yra ir visuomenės nedraugiškoji dalis, kur kartais ir pasidžiaugia, nes medžiotojai medžioja, atrodo gyvūnus ir taip toliau, bet kartais ir palinki mums kažko negero. Tai mes tais nelaimingais nutikimais dar sukūrėme ir terpę visuomeniai negatyviai apie mus kalbėti. Tai norisi palinkėti saugumo, saugaus elgesio užtikrinimo, visiems atsakingo elgesio su ginklu ir tuo pačiu ir prieš gamtą. Ieškote naujo termovizoriaus? Opticspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį.